Mėly bičiuliai, visi, kurie šiandien švenčiate Lietuvos oreivių dieną, mes kviečiam susiburti jūs arčiau į šitą pievą, istorinę pievą. Aukščiau debesų, nukairinti vėl. Labai noriu pasidžiaugti tiek Vilniaus miesto savivaldybė, tiek Vilnius, kurie neabejingi tam, kad balionai būtų čia, Vilniaus padangėje. Saulės apakinti, kvapą sulaikė, paleidę mintis, neskaičiuodami laiko. Ir jei kada nors užtemtų dangus, vėl pakilsim čia, kur šviesos nepritrūks, lengviau už orą. Duokit ritmarius, paskui svajonę, net pilkumoj nudažysim dangų. Tai žinau, ir man pakanka, lengviau už orą. Spodais balionais, ryte vakare, aukštyn į dangų. Tik nepaleis mano rankos, sidabro upe, krištoliniam kaskadam. Vilniui oro balionas yra labai svarbus. Buvo iniciatyvų net, kad Vilnius taiga dabar kažkodėl turėtų iš savo visos simbolikos, turėtume dabar kažkodėl išimti. Tai man atrodo didžiausia nesąmonė ir kvailiausias pasiūlymas, nes Vilnius yra išskirtinės sostinės daug ko, bet ir to, kad mes turim tą galimybę pakelti galvas apačioj, žiūrint ir pamatyti davai oro balionus, bet lygiai taip pat turim galimybę pakilti į tą orą su oro balionais. Jūsų bendruomenė yra ta bendruomenė, tie žmonės, tie aktyvistai, kurie šitą gražų paveikslą, šitą gražų Vilniaus pavaizdavimą ir kuria. Tai žinau, ir man pakanka, lengviau už orą. Tiesiog galiu pažadėti ir pasisiūlyti pagalbą, kaip jau nekartą esam darę, kad ta biurokratija šiek tiek bandyti palengvinti, atsakingus žmonės pasukti reikiamą linkmę ir kad iš tikrųjų Vilnius kaip buvo, taip ir išliktų oro balionų miestu. Tai sveikinu visą jūsų bendruomenę, jūs esate šaunuoliai, toliau puoselėkit savo kultūrą, savo tradicijas, savo bendruomenę ir kad Vilnius ir toliau būtų oro balionų miestu. Ir man pakanka lengviau už. Gerą dieną visiems susirinkusiems švęsti pirmąją istorijoje Lietuvos oreivystės dieną. Atsiremiant į tuos 1988 metus, kai Birželio 11 dieną Balninkuose, Molėtų rajone pakilo pirmas Lietuvoje registruotas karšto oro balionas. Ir tai, kad šita diena atsidurtų įsimintinų švenčių sąraše, mes dėkojame aišku ir visai bendruomenė, ir Justui, kuris darė žingsnius ir galų gale Seime, Viktorui Fedorovui, kuris pateikė visą tą pasiūlymą. Gerai, žodis jums. Tikrų graži istorija, nuostabus pasiekimai garsinant Lietuvą, Vilniaus dangus nuspalvintas, pagražintas, visos Lietuvos dangus, tai tikrai nusipelnė turėti savo dieną ir tikrai ją švęsti. Tai šita data visiems Lietuvos politikams toks kaip garantas, kad jokių biurokratinių dalykų, jokių nesąmonių nereikia, jokių apribojimų kažkokių tai, kurie jums tik blogintų sąlygas. Turit savo šventę, švęskit ją, džiuginkit Vilniaus gyventojus, Vilniaus svečius ir visus, kurie nori su jumis kartu paskambinti. Tai su švente. Aš jau trečią kartą noriu dėkoti visai mūsų bendruomeniai ir Virpilotui Žilvinui, kuris tikrai dėl šios dienos, dėl konkrečiai šitos dienos minėjimo kartu su Juste judėjo, darė žingsnius, prašė tų leidimų, kuriuos galiausiai gavom su beveik neįgyvendinamom sąlygom skristi, bet gavom leidimą ir tegul tai bus pirmas didelis žingsnis sugrįžtant balionams į Vilniaus dangų, o kad balionai Lietuvoje nesiruošia niekur pasitraukti, nei iš Lietuvos, nei apskritai iš Vilniaus,
Nes pasitraukimas iš Vilniaus tai iš esmės reikštų pasitraukimą praktiškai iš Lietuvos, nes kai Vilniui balionų nėra, tai ir visur kitur skraido mažiau. Tai, man atrodo, tikrai neleis meluoti ir Lietuvos Oreivių federacijos prezidentas Martynas Lyčius. Būna lietus, o po to švyti saulė, geras oras, mes skrendam, kylam į dangų ir pajuntam tas emocijas, kurių turbūt neįmanoma niekaip kitaip pajusti. Tai aš norėčiau dar kartą visus pasveikinti su šita gražia diena. Aš tikiuosi, kad jinai mūsų tokia pirma suorganizuota bendruomenės ir toliau liks bendruomenės šventė, visų prijaučiančių šventė. Ir mūsų šitoj vietoj kitais metais bus dvigubai, trigubai daugiau, o po kokių 10 metų tai turbūt mes netilpsim šitoj pievoje, reikės eiti į Vingio parką. Todėl aš labai džiaugiuosi, dar kartą visus sveikinu ir gerai atšvęskim. Tai ką, aš linkiu, kad šita diena būtų tik geras startas ir tiesiog pati geriausia diena. Taip, padarykim, kad tai būtų. Ačiū Jums, kad susirinkot. Toliau Žilvinas perduos visą informaciją. Dar palauk, nepabus, juk dangus nesugrius, jeigu sapnui dar neleisi pasibaigti. Neskubėk, bus kaip bus, per audras, per žaibus, jei tiki visas kliūtis, gali įveikti. Ar gali būti kas geriau už tai, kas čia ir kas dabar? Tik tai sparnus įskleisk plačiau, kiekvieną dieną savo ištar, kas turi rankas laisvas. Pabandom ritmo. Šiandien yra pati geriausia diena, gal truputį liūdna, gal truputį juokinga, o būdęs ryte šypsausi pats savo gyvenu, nes gyventi man tinka. Sklidinai per kraštus, gal tikrai nepridrūks galimybių savo laimę semti saujom. O jei kas nepavyks, tu atgal nesidairyk, šitį gerą vėl ir vėl bandyk iš naujo. Ar gali būti kas geriau už tai, kas čia ir kas dabar? Tik tai sparnus įskleisk plačiau, kiekvieną dieną savo ištar. Šiandien yra pati geriausia diena, gal truputį liūdna, gal truputį juokinga, o būdęs ryte šypsausi pats savo gyvenu, nes gyventi man tinka.